parodyti, kaip žmogaus kalba atspindi jo gyvenseną. Kalba tai pagrindinė bendravimo komunikavimo priemonė įsitvirtinusi visose išsivysčiusiose ir tebesivystančiose visuomenėse, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus ar lyties, rasės ar įgyto išsilavinimo. Kalba yra neatsiejama žmogaus egzistencijos dalis, socialinio gyvenimo elementas, kuris formuoja žmogų kaip asmenį, o kartu ir visą aplinkinę sistemą. Atsižvelgiant į lingvistinius požymius, tokius kaip kalbos detalės ar kalbos stilistika, jau galime susidaryti preliminarią nuomonę apie žmogaus vidų. Taigi, jei kalba yra stiprus tiek socialinis, tiek kultūrinis faktorius, ar galime ją laikyti sielos veidrodžiu? Visų pirma, dėl vykstančios globalizacijos žmonės nebegyvena taip, kaip gyveno prieš 100, 200 ar 300 metų. Mokslo naujovės tiesiog veržiasi šiuolaikinę erdvę, taip keisdamos ją. Manau, visa tai vyksta dėl ypatingai įtempto žmogaus gyvenimo tempo ir ypatingai paplitusio bendravimo virtualioje erdvėje. Gimtosios kalbos detalės maišo susisvetimus, pamažu perimamos ir kitos kultūros. Puikus pavyzdys būtų šventė Helovynas. Nebešvenčiame visų šventųjų lietuviškos šventės. Bet kaip bebūtų gaila, dėl visų šių faktorių labiausiai kenčia kalba. Turbūt vis dažniau išgirsime lietuvį sakant žodį sorry, vietoj lietuviško atsiprašau, ar žodį ok, vietoj lietuviško gerai. Trumpiniai tokie kaip lol, ok, asap vartojami nebe tik kasdienėje, nebe tik virtualioje erdvėje, bet ir kasdienėje gyvenime. Iš tikrųjų, net lietuviški keiksmažodžiai yra pamiršti. Turbūt būtų daug maloniau girdėti lietuvį sakant žodžius tokius kaip po galais ar po velnių, į visą užsienietišką šlamštą, kurį jis pasako. Ir prie viso šito dažniausiai prisitaiko tie žmonės, kurie nevertina kalbos kaip vertybės. Tai jauni žmonės, vaikai ir ypatingai paaugliai. Iš tikrųjų, mes ypatingai esame atsparūs kitų kultūrų įtakai. Priešingai negu suaugusieji. Suaugusieji jie dažniausiai nėra linkę keisti kažkokių kalbos taisyklių. Na žinoma, jauni žmonės ir gyvena visiškai kitokiame pasaulyje, nei jų tėvai ir seneliai. Todėl ir požiūris juos supančią aplinką, kurią jie išreiškia žodžiais, smarkiai skiriasi. O kalba šiais laikais yra gyva. Ir kalba jau nebėra tas faktorius, kuris trukdytų, sakykime, susikalbėti su kitos šalies gyventojais. Šiais laikais išsilavinęs žmogus geba kalbėti net keliomis kalbomis, tai praturtindamas save, praplėsdamas savo akiratį. Žymus žurnalistas, seniausias Lietuvoje laidų vedėjas Algimantas Šekuolis geba puikiai kalbėti net 9 kalbomis. Gausus ir taisyklingas žodynas, platus pasaulio pažinimo spektras ir įrodo, jog šis žmogus yra visapusiškai išsilavinęs ir turintis turtingą vidinį pasaulį. Brangieji, dažniausiai taip į savo klausytojus kreipiasi Algimantas Šekuolis, su pagarba ir intelektiškai maloniai. Būtent šio žmogaus požiūris į kitus asmenis ir įrodo jo išsilavinimo lygį bei visapusišką brandą. Vienas iš 16 amžiaus kovotojų dėl gimtosios kalbos išsaugojimo Mikalojus Daukša savo postilėje rašė: kalba yra meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Būtent šie jo žodžiai įrodo požiūrį ar santykį, kuris siejo žmogų su gimtosios kultūros dalimi. Ir visą tai daugiau nei prieš 400 metų. Turbūt kiekvienas esame girdėję lietuvišką patarlę: pagal rūbą sutiksi, pagal protą palydėsi. Kiekvieną dieną girdime vis daugiau žargonų ar kalbos pripildytos svetimžodžiais. Būtent tai ir gali atskleisti daugybę faktų apie žmogų. Dažniausiai tokiam žmogui nėra svarbu išsaugoti kažkokį savo savitumą. Savo dvasinį skurdumą jis pridengia po primityviais skambiais žodžiais. Žinoma, aplinkoje, kurioje gyvena žmogus, taip pat kalbai duoda tam tikrą atspalvį, formuoja jo kalbėseną, dažnai ir balso toną. Ta pačia funkcija atlieka ir profesija. Sakykime, policijos pareigūnas niekada nevarto žodžio avarija, vietoj to jis vartos eismo įvykis, ar niekada nevarto žodžio automobilis taps transporto priemonė. Medikas, norėdamas pasakyti, kad tyriamas lavonas, vartos autopsijos terminą. Remiantis profesinės kalbos kultūrą, galime atskirti teisininką nuo kasininkės ar mediką nuo pareigūno, nes specifinė šneka, kuris suformuoja profesiją, gali labai tiksliai atspindėti žmogaus gyvenseną. Visą tai apibendrinus, galiu drąsiai teigti, kad nėra vertingesnio kriterijaus įvertinti žmogų nei jo kalba. Tai tarsi vizitinė kortelė,
kuri iškelia visas asmenybės, tiek teigiamas, tiek ir neigiamas. Ačiū savo kalbą.